Sveiki, šiandien neriame į internetinę reklamą. Ji, gali būti super efektyvi, bet kelios dažnos klaidos, tikrai gali viską sugadinti ir, tiesą sakant, brangiai kainuoti. Tai va, remsime straipsnių dažniausios klaidos reklamoje internete ir panagrinėsim jas. Ir svarbiausia, kaip jų išvengti. Būtent. Ir čia, žinote, ne tik apie pinigus kalba eina. Kiekviena klaida tai ir praleista galimybė pasiekti savo klientą. O tai gali kainuoti dar daugiau. Gerai, tai pirmoji, manau, kai vartotoją labiausiai erzina, spaudė ant reklamos, ten žadama nuolaida, o atsiduri kažkokiam bendram puslapyje. Ir ieško tos nuolaidos. Šaltinis tai vadina nesuderintais pranešimais ir nukreipimo puslapiais. Koks čia? Praktinis sprendimas. Labai paprastas, bet esminis. Nuoseklumas. Kiekvienai kampanijai, net galbūt skelbimų grupiai, turėtų būti savas nukreipimo puslapis. Tikslus, atitinkantis reklamos pažadą. Tai svarbu ne tik dėl informacijos. Tai vientisa vartotojo kelionė? Jei viskas sklandu nuo reklamos iki puslapio, pasitikėjimas auga. Konversija irgi. O jei nesutampa? Tada vartotojas tiesiog išeina. Atmetimo rodiklis kyla. Logiška. O antra klaida – raktažodžiai. Kas su jais negerai dažniausiai būna per platus? Taip, per platus arba, tiesiog netinkami. Sakykime, parduodi prabangius stalus, o reklama rodoma tiems, kas ieško pigaus stalo. Tai daug paspaudimų, mažai naudos. Tiksliai. Biudžetas tirpsta akise. Labai svarbu yra ne tik geri raktažodžiai, bet ir neigiami raktažodžiai. Ką tai reiškia? Tai žodžiai, kuriuos įvedus jūsų reklama nebus rodoma. Mūsų stalo pavyzdžių pigu, naudota, dėvėta. Būtina nuolat peržiūrėti paieškos užklausas ir tą sąrašą, koreguoti. Supratau. Ir turbūt reikia žiūrėti, kas veikia, kas ne. Čia jau trečia klaida – testavimo trūkumas. AB testavimas minimas. Taip, AB testavimas. Tai reiškia, kad nespėlioji, paleidi dvi, sakykime, reklamos versijas. Skiriasi tik vienas elementas – antraštė, paveikslėlis, mygtukas. Ir žiūri, kuri geriau veikia. Būtent. Duomenys parodo, kas efektyviau. Ir patikėkit, rezultatai dažnai nustebina, paneigia pirminius spėjimus. Vadimasi, be testavimo tai toks šaudimas tamsoje. Iš esmės taip. Gerai. Ketvirta reklama be aiškaus kvietimo veikti – CTA. Žinot, tokia bendro pobūdžio, ar tikrai reikia to pirk dabar? Absoliučiai. Aiškus CTA arba kvietimas veikti pašalina neaiškumą. Internete žmonės skuba, informaciją skenuoja, reikia aiškiai pasakyti, ko tikimasi. Sužinok daugiau, gauk pasiūlymą, registruokis. Tai ne įkyrumas, o pagalba? Tikrai taip. Net susidomėjęs žmogus gali tiesiog, praeiti pro šalį, jei neaišku, ką daryti toliau. Penktoji klaida – ignoruojamas svetainės greitis ir naudotojo patirtis – UX. Vadinasi, net jei reklama tobula, viskas gali žlugti pačiam gale. Tiksliai. Jei puslapis kraunasi lėtai, ypač telefone. Arba jį sunku rasti mygtukai krepšelį, viskas. Vartotojas pavargo ir išėjo. Kiekviena sekundė svarbi. Be abejo, optimizuotas greitis, gera navigacija – tai ne prabanga, tai būtinybė dabar. Šešta – netinkamas biudžeto valdymas. Per mažai pinigų ar per daug? Ar kaip? Gali būti ir taip, ir taip. Kartais biudžetas per mažas, kad sistema, spėtų optimizuotis, surinkti duomenis. Kartais jis neteisingai paskirstomas. Per daug pinigų skiriama tam, kas neveikia. Tai ką daryti? Susijęti biudžetą su tikslais ir nuolat stebėti rezultatus, koreguoti. Kas veikia, tam daugiau, kas ne mažiau, arba išjungti. Ir paskutinė, septintoji. Duomenų analizės ignoravimas. Skamba akivaizdžiai, bet kodėl tai vis dar problema? Manau, kartais laiko trūksta, kartais tiesiog nežinoji, ką žiūrėti. Bet be analizės sprendimai iš nuojautos, o tai rizikinga. Reikia sekti pagrindinius rodiklis. ROI, investicijų grąža, CPA, konversijos kaina. Kiek kainuoja vienas pirkimas ar registracija. Ir tie duomenys padeda priimti sprendimus. Būtent. Jie parodo, kas veikia, ką keisti, ką testuoti. Tai toks nuolatinis ciklas. Analizuoji, keiti, testuoji, vėl analizuoji. Be sustojimo. Gerai, tai apibendrinant. Atrodo, kad raktas į sėkmę yra nuoseklumas. Nuo pačios pradžios raktažodžio reklamos iki galutinio taško, greito, aiškaus puslapio. Ir nuolatinis stebėjimas bei testavimas.
Jei vengsime šitų 7 klaidų, galim ne tik sutaupyti, bet ir pasiekti, žymiai geresnių rezultatų. Tikrai taip. Ir gal pabaigai toks klausimas pamąstymui klausytojams, žinant, kaip viskas susieja – reklama, puslapis, raktažodžiai, analizė, į kurios vienos srities patobulinimo reikėtų susitelkti rytoj. Kas duotų didžiausią, greičiausią postumį tipiškai mažo verslo kampanijai. Įdomus klausimas. Paliksim apie tai pagalvoti. Ačiū už įžvalgas.